Pačiame Vilniaus miesto centre, šalia Gedimino prospekto, kuriame gausų valstybinių ir verslo įstaigų, prie Lukiškių aikštės ir užsienio reikalų ministerijos, netoli Baltojo tilto, priešais finansų ministeriją, parduodamos nedidelės atskiros patalpos tinkamos biurui, paslaugų teikimui, prekybai. Patalpos yra Lukiškių gatvės 1 arba kitaip sakant Mokslininkų namo, pastatyto 1951 metais kieme, tačiau gerai matomos iš gatvės pusės. Virš patalpų yra nesutvarkyta palėpė. Esanti lauko reklama padeda pastebėti patalpas nenutrūkstamam automobilių srautui. Link Baltojo pėsčiųjų tilto ir nuo jo nuolat juda didelis pėsčiųjų srautas. Tai darbuotojai dirbantis aplink įsikūrusiose įstaigose, miesto svečiai ir vilniečiai. Žmonės nuolat būriuojasi ir šalia esančiose troleibusų ir autobusų sustojimuose. Įėjimai į patalpas yra 2. Vienas jų per pagrindinį kiemą. Kiemas primena parką, yra nuostabiai žalias, apaugęs brandžiais medžiais. Šiame dideliame kieme jūs ir jūsų svečiai be vargo pasistatysite savo automobilius. Įvažiavimas į kiemą per automatinius vartus. Ant plastikinių įėjimo durų įrengtos apsauginės žaliuzės. Esant būtinybei, šalia šių durų galima pasidaryti papildomą langą. Patalpos padalintos į 3 dalis. Pirmosios patalpos plotas 13 kvadratinių metrų. Papildomos erdvės patalpoms suteikia aukštos lubos. Sienos patalpose lygios, išklijuotos tapetais. Visur sudėtos naujos medinės grindys, kurios išsaugojimui uždengtos linoleumu. Patalpoje sumontuota spinta, dalijanti patalpą į 2 dalis, yra lengvai išardoma, nes nėra stacionari. Tas pats pasakytina ir apie vidinės pertvaras. Vidinės sienos nėra laikančiosios, todėl gali būti lengvai demontuojamos, pritaikant patalpas įvairiems poreikiams. Dalis sienos antrojo patalpoje išklijuota keramikinėmis plytelėmis. Kitos sienos čia taip pat išlygintos ir tapetuotos. Ši patalpa mažesnė už pirmąją, jos dydis 8 kvadratiniai metrai. Patalpose įrengtas labai ekonomiškas ir patogus autonominis dujinis šildymas. Taip pat čia įrengtas atskiras sanitarinis mazgas. Lubos jame, kaip ir visose patalpose, išlygintos ir nudažytos. Jo plotas 1,5 kvadratinio metro. Įrengtas plastikinis langas. Be jau minėtų komunikacijų, patalpose yra telefonas, elektros įvadas, miesto vandentiekis ir kanalizacija. Bendras patalpų stovis geras, norintys atnaujinti, pilnai pakaktų tik kosmetinio remonto. Išėjus per antrąjį įėjimą pakliūname į uždarą garažo aikštelę, per kurią itin patogu atsigabenti iki pačių durų prekes ar čia parkuotis. Iš čia per automatinius vartus galime patekti į Lukiškių gatvę. Tai, kad siūlomos patalpos yra miesto centre, garantuoja jų brangimą ateityje.